Toks dalykas, kad būtina tikram primityvistui turbūt profesionalas arba pusiau profesionalas prieš šoną. Ne dėl to, kad jis numokyt, ne dėl to, kad aiškint, bet kad medžiagas pateiktum. Ir kartas, gal biškį pasakyti, ten teptuko atnešti, ten tų, pasakyti, kad storiau patepti, ar ten kažkokį atskėdėjai nenaudoti netinkamą, dar ko nors. Ir jeigu šitų dalykų iš viso nežino tas mėgėjas, vadinkim, tautodailininkas, jis nepadar gerą darbą. Dėl to ir nuo sen laiką ruošiame visokiai plenerą, viskų, kad jeigu pamat, kad visai kažkokį tai labai blogą technišką padarytą darbą, bet neblogą idėjišką padarytą, ir ar piešinys geras, vis, ir tą pasikvieti į plenerą, ten tarp draugų per savaitę tikėtą, biškį pastumėti. Parod kokių įdažų, parod kokių pindzelių, kaip aš vadinu, teptukų, ir kokių drobių. Dabar gera, kad tų drobių ir aptemtų jau galima naudoti iš parduotuvės tik. Pensijai gavai ir nenaudo kitom reikmėm. Jeigu nereik vaistininkam dar nunešti, Duoklę. Jo, jeigu vaistininką netem, tai dar gali tapyti žmogus.